Viskas prasideda nuo bulvių. Pažiūrėkim iš arčiau, kaip specialiai traškučiams gaminti užaugintos bulvės tampa ypač skaniais bulvių traškučiais leis. Bulvės mūsų fabriką pasiekia 20 tonų maišais. Jūs vežamos dideliais sunkvežimiais, iškraunamos specialia technika, kruopščiai nuplaunamos ir plonai nuskutamos, kad būtų išsaugota kuo daugiau maistinių savybių. Tada atliekama pirmoji kokybės patikra. Ir bulvės supjaustomos banguotais arba lygiais ašmenimis, priklausomai nuo to, kokių traškučių pageidaujama. Bulvių griežinėliai maždaug 3,5 minutės skrudinami kokybiškame aliejuje, kol tampa aukso spalvos ir traškūs. Tada traškučiai gardinami įvairiais prieskoniais, pavyzdžiui, svogūnų, saldžiųjų ir aitriųjų paprikų, sūrio, kiaulienos, įvairių prieskoninių žolelių, miško grybų ir grietinės skonio. Taip pat siūloma druska pagardintų natūralių bulvių traškučių. Dar kartą atlikus kokybės patikrą, traškučiai sveriami ir fasuojami. Traškučių pakeliai dedami į kartoninės dėžes. Štai jie ir paruošti gabenti į parduotuves. Štai taip iš mūsų kruopščiai išaugintų, nuskustų, supjaustytų, paskrudintų, pagardintų ir 5 kartus patikrintų bulvių gaminami aukščiausios kokybės traškučiai leis.